Esam šiandien Šiaulių rajone pas Gintą Kriščiūną. Čia yra pasėti žieminiai hibridiniai rapsai Januš. Jie yra pasėti rugpjūčio 27 dieną. Sėjos norma yra 2,3 kg į hektarą. Diskutavau su ūkininku prieš filmavimą. Siekis buvo turėti apie 40 augalų kvadrate. Ką mes po to ir pažiūrėsim, ar pavyko. Na, o dabar jau pasėliam sudygus, yra purškiamas herbicidas, siekiant sunaikinti paberes. Kartu purkštuvė yra ir mūsų produktai. Ja, mums šitą, ne? Nu, tai mano šitos dvi, tavo šitos dvi. Aš pas mane tai 16. 23 yra. Turime 39. 39 savo. Arti to, kas siekia ūkininkas turėti rudenį, tai... Kaip matome, dabar rapsas turi pirmąją tikrąjį lapelį. Kaip žinome, rapsas sėkla yra labai mažutė, joje yra labai mažai maisto medžiagų, kurias labai greitai išnaudoja. Jam labai svarbu augimo pradžioje turėti prieinamą fosforo ir kalio. Kaip minėjo, Gintas naudoja DAPą, jo efektyvumas siekia 20–30%. Na, o panaudojus Grau preparatą, augalas gaus daugiau fosforo ir kalio, kuris bus prieinamas ir bus svarbus augalui žiemoti.